Izadora Mėnulė, vienintelė ir nepakartojama, štai ir aš. Aš ypatinga kaip žvaigždė danguje, be baimės skraidau ir moju ranka. Aš Izadora, tavo draugė gera, ir vienokia, ir kitokia, ir vampyrė, ir fėja. Visada pasiruošus kelioniai, energinga ir nepaprasta. Taip, aš tokia, aš Izadora. Izadora Mėnulė. Per daug mirabelių. Kaip skaniai numigau. Žinau, kad tau patinka miegoti aukštyn kojomis, Borisai, bet patikėk, miegoti horizontaliai irgi neblogai. Styrantis plaukai? Oi, ne. Aš tobulas kaip visada. Pažįsti mane, Borisai, man patinka, kai viskas savo vietose. Good afternoon, Izadora. Labas vakaras, Izadora. Mirabelė, dėdė Alvinai. Izadora, palik viską, ką darėjai ir einam su mumis. Mirabelė nori pasakyti, kad mes turim laisvą bilietą į šluotkočių čempionatą. Norėtum prie mūsų prisidėti? Į šluotkočių čempionatą? Kur atliekami nuostabus triukai su šluotomis ore? Taip, prašyčiau. Ne taip greitai. Prieš tai turi susitvarkyti kambarį. Bet ar galėčiau susitvarkyti vėliau? Atleisk, Izadora, bet tu tai kartojai jau 3 dienas nuo tada, kai Zoja buvo atvykusi į svečius su nakvynė. Tavo kambarį baisi netvarka. Nesijaudink, tikiu, Mirabelė tau padėjęs. Ko? Juk negali būti taip netvarkinga. Kol viską sutvarkysim, baigsis ir kitų metų šluotkočių čempionatas. Ar negali pasinaudoti savo lazdelę, kad susitvarkytume greičiau? Negreičiau nei dirbti rankomis. O, kad mano magija būtų tokia galinga kaip tavo eliksyrai. Tu teisi, mano eliksyrai nerealūs. Turbūt žinai tokį, kuris sutvarkytų už mus visą kambarį. Gal? Bet tėtis neleidžia man gaminti eliksyrų kitų žmonių namuose. Nuo tada, kai svečiuodamiesi pas raktažolę, paverčiau jos mamą vištą. Nejuokinga. Miegodama jie vis dar kudakuoja. Bet pagamintum tik truputį eliksyrų. Be to, juk neprivalai visada daryti tai, ką tau sako dėdė Alvinas. Tiesa. Gerai, sutinku. Valio! Truputis švytinčių kirmėlių glitėsių, truputis katės nagučių. Ne per daug. Ir specialusis ingredientas. Plaukų šepetys. Ne, man reikia plauko. Pagaminsiu stebuklingą Mirabelę. 3 sutvarkysim kambarį akimirksniu. Ir galėsime eiti stebėti linksmiausių šluotkočių triukų pasaulyje. Tikrai sugebėsi? Žinoma, manyčiau. Na va. Viena Mirabelė tvarkys grindis. Kiek Mirabelių norėjai pagaminti? Gal netyčia įdėjau 3 plaukus. Bet taip dar geriau. Su 3 stebuklingomis Mirabelėmis sutvarkysim dar greičiau. Tvarkyti? Geriau pažaiskim. Aš labai mėgstu žaisti. Atleiskit, bet jūs čia ne tam. Palauk, ar tu pusiau fėja? Kada gavai lazdelę? Fėjos įspūdingos. Fėjos šmėjos. Būti raganaitė daug smagiau. Pikšt, pokšt. Leiskimės ieškoti bėdos. Palaukit, tvarkytis irgi gali būti smagu. Bet kodėl čia tik 2 stebuklingos Mirabelės? Jei tėtis sužinos, kad gaminau eliksyrą, nesives mūsų į šluotkočių čempionatą ir visai nesvarbu, sutvarkysim kambarį ar ne. Rožinis kiškutis palaikysim draugyje.
Jei norėtumėt pasitvarkyti, kol mūsų nebus pirmyn. 8, 9, 10. Einu ieškoti. Radau tave, Mirabelė. Dievinu žaidimą, užsimaskuok ir ieškok. Tai bent naujovė. Jis kalba apie slėpynes. Oskarai, tu skaičiuok, o Mirabelė pasislėps. Turiu omeny užsimaskuos. Dabar buvo mano eilė. Bet gerai. 1, 2. Žinau geresnę slaptavietę. Puiku. 5, 6. Tavo kambarį? Taip, Oskaras niekada tavęs neras. Ir galėsi čia pasitvarkyti, kol lauksi. Izadora, čia jau liko tik viena stebuklinga Mirabelė. Įsiskirkim ir raskime jas. Palauk, kaip aš žinosiu, kad tu tikroji Mirabelė, o ne stebuklinga? Galim sugalvoti slaptažodį. Voras? Kojinės. Įspūdinga, ar tai jūsų vienintelė lazdelė? Kokį didžiausią dalyką užauginote? Ar galite plasnuoti sparnais taip pat greitai kaip šikšnosparniai arba bitės? Na, Mirabelė, domiesi fėjų dalykėliais? Tavo tėtis labai apsidžiaugs. Voras? Koks voras? Ar gerai jautiesi, Izadora? Taip. Mirabelė, turėtume tvarkyti mano kambarį, ar pamiršai? Ar jo negali sutvarkyti kuri nors kita Mirabelė? Kita Mirabelė? Ji tokia juokinga. Kas ten buvo? Net aš nesu taip greitai skraidžiojusi namuose. Įspūdinga, Mirabelė. Bet kitą kartą palik šluotkočių triukus profesionalams. Tai ne aš. Tuomet šiuose namuose yra 2 Mirabelės. Ne 2. Voras? Kojinės. Voro kojinės? Palikau stebuklingą Mirabelę čia, bet jos nebėra. Gal eliksyras ir nebuvo geriausia mintis. Visos 3 laisvėje. Turim kuo greičiau jas sukviesti. Labas, Mirabelė. Labas, Mirabelė. Nesitikėjau tave čia pamatyti, Mirabelė. Arba ten. Burbulai kunkulai. Arba ten. Eime. O ne, turbūt per smarkiai susitrenkiau galvą. Mano akise dvejinasi. 3 gubinasi. 4 gubinasi. Įtariu, tai susijęs su eliksyru. Nusivyliau, kad pagaminai eliksyrą, nors aiškiai liepiau to nedaryti. Atleisk, tėti, kaip suprantu, negalėsiu eiti į šluotkočių čempionatą. Deja, ne. Bet Mirabelė nekalta. Tai mano kaltė. Izadora labai gražu iš tavo pusės, bet tu nemoki gaminti eliksyrų. Jei ne aš, Mirabelė nebūtų gaminusi eliksyro. Ji sakė, kad jai negalima. Bet aš labai norėjau nueiti šluotkočių čempionatą, todėl jai kalbėjau. Tai aš neturėčiau eiti. Supratau. Tuomet, gal tu ir galėjai eiti, Mirabelė. Ačiū, Izadora! Ačiū! Bet tik tada, kai padėsi Izadorai susitvarkyti kambarį. Čia dar geriau už šluotkočių čempionatus. Sutvarkėm! Absoliučiai tvarkingas kambarys. Nuostabu.
O gal dabar panaudokime eliksyro priešnūdžius visoms stebuklingoms mirabelėms? Mums patinka, kai mirabelė atvyksta į svečius, bet dar 3 mirabelės jau... Per daug? Sutinku. Štai. Įspūdinga. Baigta. Daugiau jokių stebuklingų mirabelių. Jau galime eiti, tėti. O tu neisi? Bet Tavo tėveliai sakė, kad gali eiti su viena sąlyga. ir tu turėsi padėti man susitvarkyti kambarį, kai kitą kartą ateisi pas mane į svečius. Be jokių eliksyrų. Valio! Taip. Labai ačiū, dėdė Alvinai. Dar nematei, koks sujauktas jos kambarys. Tekstą vertė Marija Bogušytė. Redagavo Indrė Arbačiauskienė. Skaitė Sergejus Ivanovas ir Marija Korenkaitė. Garso režisierius Ramūnas Abromaitis. Įgarsinta LRT.